Rungtynės mums, dar geresnės turbūt rungtynės mūsų fanams, sveikinam juos. Norėjosi parodyti tą reakciją po paskutinių rungtynių. Bet visą laiką sakau taip, kad tos vidutinės komandos po pralaimėtų rungtynių visą laiką parodo reakciją, bet labai svarbu, jeigu tu skaitaisi kažkokią didesnę komandą, tu privalai parodyti reakciją ir po laimėtų rungtynių. Tai laukiam jos sekančios rungtynės. O kas apie rungtynės, tai išlaikėm, sakyčiau, ten, kur norėjom gynyboje varžovus. Gal ketvirtą kėlinį daug kas mato, kad mes įmetėm 30 taškų arba gal kažkokius sunkesnius metimus kelis, bet mes treneriai matom tikrai ką kitą. Mes matom, kad mes visiškai juos surakinom gynyboje. Jie neįmetė nei vieno to spot-up tritaškio, kurio jie yra labai pavojingi. Išsprendėm Aizo situaciją su jų pagrindiniais lyderiais ir saugojom savo aikštelę nuo tų pigių taškų iš po krepšio. Tai paskutinės 5 minutės jie pelnė 6 taškus ir aišku, komanda, kuri neįmeta, į tą frustraciją pereina ir į gynybą, dėl to mums atsirišo krepšys paskutinės lemiamas minutės. Dėl to toksai gal ir neatspindintis visos rungtynių eigos rezultatas, bet toks jisai ir yra. Visą sezoną treneri šiek tiek vargstat su rungtynių pabaigom ir daug įtemptų pabaigų jums nepavyko laimėti, tačiau šiandien tai padarėte. Ką darėte kitaip ir kiek tos įtampos nukrinta nuo pečių, kai pagaliau... Aš tai atsimenu daug gerų pabaigų laimėtų, tiek Čempionų lygoje prieš Patrus, tiek prieš Dižoną, tiek čionai vietiniuose pirmenybėse. Ir paskutinės dvi, jeigu mes šnekam, taip mes pralaimėjom laimėtas rungtynės, tiek prieš Žalgirį, tiek prieš Neptūną. Bet turėkime omeny, kad mes žaidėm be dviejų pagrindinių gynėjų, kurie turi lemiamais momentais persvarint kamuolį. Ir tokį retorinį klausimą irgi visą laiką galima užduoti, kaip atrodytų bet kuri komanda, jei išėmus 2 pagrindinius gynėjus. Tai čia toks retorinis tik tai klausimas, mes buvom be to, šiandien, ačiū Dievui, grįžo pagaliau Ardžėjus, Margo yra labai arti sugrįžimo ir iškart tuo lemiamu momentu atrodom geriau, nes Ardžėjus davė Veličkai šiandien poilsio, Velička buvo šviežesnis, tų klaidų mes išvengėm lygioj vietoj, ko neišvengėm paskutinės rungtynės, reikia suprasti žaidėjus. Jie žaidžia 35 minutės paskutinės 2 rungtynės, tie pagrindiniai mūsų gynėjai ir aišku, tos klaidos galim sakyti, kaip čia mes galim prarasti kamuolį prie vidurio, bet taip yra, kai tu žaidi 35 minutės ir kai tu žaidi be gynėjų. Tai apie tas rungtynių pabaigas. Treneri likus 9 minutėms berods iki 4 kėlinio pabaigos išėmėt Markusą, jis šiek tiek pailsėjo, sugrįžo, jis buvo išėjęs iki pasivaikščio truputį, jis sugrįžo ir sužaidė kosminę rungtynių pabaigą. Kiek svarbu pažinoti savo žaidėją ir žinoti, kada jį išimti ir kada jį įleisti atgal? Čia turbūt turiu nuopelnus duoti ir mūsų štabui, kurie labai gerus patarimus duoda, kada iškeis žaidėjus, kada kurį žaist. Šiam buvo labai geras sprendimas iš kolegos Džordžo žaist Luką 4. Tas mums padėjo išplėsti aikštelę dar labiau, dar daugiau tos erdvės gavom, tiek prasiveržimams, tiek Martynui išbaigti iš po krepšio. Tai viskas susideda ir Markusas jisai laukia tokių rungtynių, mes jį žinom. Norim, kad jis kuo greičiau tą formą grįžtų, nes po traumos jis nesportavo gal 2 savaitės, tai jam sunkiau buvo grįžti, dabar jisai po truputį įeidinėja ir ruošiasi tai svarbiausiai sezono atkarpai. Treneri, dar kalbant apie tas paskutinės 2 atkakliai pralaimėtas rungtynės, pasakėt savo priežastis, bet kiek galbūt trūko Margirio būtent to kapitono rankos aikštėje? Tai trūksta kiekvieno žaidėjo. Margiris kapitonas, jisai svarbus ne tik aikšteliai, bet ir už aikštelės ribų, tas emocinis toks lyderis. Galbūt dėl to emocinio lyderio nebuvimo ir buvo tokie 2 sunkus pirmi kėlinukai su Neptūnu namuose. Bet čia, žinot, tik tai pasvarstymai, gal taip, gal anaip. Kiekvienas žaidėjas mums yra aukso vertės ir kaip jo nežinau, eilę metų sakau ir pasikartosiu, svarbiausias tikslas dabar šiam sezonui yra playoffus pasitikti su pilna sudėtim. Dževinas pirmą tritaškį sezone įmetė ir taip užtikrintai išmetė dar likus 10 sekundžių iki atakos pabaigos.
čia buvo jūsų nurodymas ar savo kūrybą užsiėmė ir galbūt čia toks slaptas ginklas gali būti prieš lemiamą sezono atkarpą? Gal norėjo tiesiog atsakyti į Mekovulų tritaškį, nes tas irgi buvo netikėta ir jisai tam skiria dėmesio, jisai gali mest, bet tai nėra mūsų pirma opcija. Gaila, kad Džiavinui riboja vis tas rungtynės, tos tokios labai pigios pražangos. Sakėte, kad Margiris turėtų grįžti greitų metų. Kada galima jo tikėtis? Nežinau. O ką tyrimai parodė, nes iš pradžių buvo skelbta, kad bus atliekami papildomi tyrimai, bet nieko daugiau. Taip, papildomi tyrimai buvo atlikti ir jie parodė teigiamus dalykus. Žaidėjas dar norėjau paklausyti. Pirmojo sezono pusėje Džikovas buvo, aiškiai, pagrindinis žaidėjas, dabar jūs pats sakėte, kad jis šį kartą davė, grįžęs po traumas, atsipūsti Arnui Veličkai. Ar gali būti taip, kad sezono antroji pusėje apsikeis jie savo vaidmenių komandai? Oi, dabar yra labai daug treniruočių ir juose sekam viską, žiūrim. Dabar aišku bus daugiau tų rungtynių, per 6 dienas žaisim 3 rungtynės, tai gal mažiau, bet daug dar yra tų rungtynių, 9 rungtynės lieka reguliariam sezone. Aš manau, jos išryškins. Šiaip projektavom komandą, kaip Ardžiai buvo pagrindinis, kad Ardžiai būtų pagrindinis, dabar atsiminkim, jisai yra po traumos, jam negalėjom, reikėjo šiandien limituoti laiką, tik dėl to aš sakau, kad jisai davė Arnui būti šiandien šviežesniam. Tai praeis kelios dienos, žiūrėsim, kaip jisai, jo energija, kaip sprogstamo jėga grįžta ir žiūrėsim, kas mus ves į tuos playoffus kaip pagrindinis. Bet čia per daug nesureikšminam, nes abudu geri žaidėjai, vienas gal labiau gynyboje, kitas gal labiau puolime. Žiūrėsim, ko mums reikės atitinkamose rungtynėse. Treneris, šis derbis didžiulio ažiotažo nesulaukė, antras arenos aukštas liko uždarytas. Kiek tai nustebino, kad nesusirinko daugiau Ryto sirgalių? Tiek, kiek susirinko, pilnai užtenka. Kokybė tokia žymiai geriau prieš kiekybę, kur sėdi kas antroji sėdiniai. Tai šiandien užsivedę buvo žmonės, nesimatė tos mėlynos vietos tuščios, matėsi tik raudoni šalikai. Tai džiaugiuosi, kad fanai šiandien švenčia. O aišku, fanai visą laiką žiūri į paskutinės rungtynės ir reaguoja, bet šiandien džiaugiamės, kad jie atėjo ir mus palaikė kažkokia, nesakyčiau, net dobelėje, bet sunkesnių momentų. Mums reikėjo tokių rungtynių, mums reikėjo to pasitikėjimo ir šiandien fanų dėka mes jį atgavome. Prieš rungtynės Ryto sirgaliai iškėlė banerį sostinėje Vilkas tik vienas. Ar sutinkate su to? Tai yra fanų reikalai, fanų žaidimai ir fanų, tarp kitko, turiu pasakyti, kad vakar treniruotės pabaigoje fanai pasirodė. Ir šiokią tokią motyvacinę kalbą sakė, vis tiek žaidėjams yra tie patys balsai, tie patys veidai kažkiek pabodę, tai fanai turėjo savo žodį ir tas yra labai svarbu, ypač legionieriams, žinot, kaip kas vyksta tiek fanų gyvenime, tiek tokiuose derbiuose. Tai labai esam dėkingi jiems ir tikiuosi, kad tai taps gražia tradicija. Treneri, paminėjot, kad buvo toks sunkesnis laikotarpis. Kur šiandien komanda dėjo žingsnį į priekį ir kur labiausiai paaugo? Puolimo prasme šiandien buvom žymiai labiau kantrus. Gynybos prasme kur kas purvinesni. Tai va čia turbūt ir paaugom. Tai man visą laiką patinka tos komandos ir tie žaidėjai, kurie švenčia gynybinį stopą, o ne kažkokį alejupą ar gražesnį epizodą puolime. Tai šiandien tokie mes buvom, bet sakau, geros yra tos komandos, kurios reaguoja teisingai po gerų rungtynių. Pažiūrėsim sekančios rungtynės, ką atneš. Kaip ir minėjote, kad dažnai keičia geras rungtynės, blogas rungtynės, geras rungtynės. Kaip manot, dėl ko nepavyksta Rytui išlaikyti to stabilumo sezono metu? Gal dėl to, kad jauni esam. Gal dėl to, kad augam. Ir gal dėl to, kad, nežinau.
Nežinau, čia geras klausimas, čia labiau reikėtų giliau filosofuoti turbūt.